Saudo Arabija ir Jungtiniai Arabų Emyratai ką tik gavo didžiulę partiją Ukrainos perėmimo dronų. Pastebėta, kad Ukrainos Antonov 26 krovininiai lėktuvai nuolat skraidė į Saudo Arabiją ir Jungtinius Arabų Emyratus, taip patvirtindami, jog buvo pristatyti reikšmingi kiekiai pagal su Ukraina pasirašytus perėmimo dronų sandorius. Šio pristatymo laikas nėra atsitiktinis, įtampa tarp Huawei ir Irano vėl peraugo į atvirą konfrontaciją, į kurią vėl įtrauktos ir netoliese esančios Persijos įlankos valstybės. Šis pastarasis eskalacijos etapas yra vienas reikšmingiausių. Huawei paleido raketas į daugelį taikinių Irano pakrantėje, o Irano atsakomieji smūgiai padarė didelės žalos Huawei bazei Jordanijoje. Be Huawei bazių puolimo, Iranas paleido bangas Shahed dronų prieš naftos perdirbimo gamyklas, oro uostus ir kitą civilinę infrastruktūrą Persijos įlankos valstybėse, pavyzdžiui, duomenų centrus ir vandens gėlinimo įrenginius. Tačiau tai gali išaugti į dar didesnę eskalaciją ir daug stipresnius smūgius, kaip jau buvo karo su Iranu pradžioje. Artėjanti eskalacija ir ankstesni nesėkmingi bandymai tinkamai reaguoti į Shahed dronų grėsmę verčia Persijos įlankos valstybės skubiai stiprinti savo oro gynybos pajėgumus. Šis spaudimas paskatino Saudo Arabiją ir Jungtinius Arabų Emyratus bendradarbiauti su šalimi, kuri jau įrodė galinti sėkmingai stabdyti Irano dronus ir jų patobulintas rusiškas versijas. Visa ši partnerystė su Ukraina prasidėjo prieš kelis mėnesius, iškart po to, kai Shahed dronai pradėjo daryti didžiulę žalą visame regione. Ukraina išsiuntė daugiau nei 200 patyrusių dronų operatorių ir instruktorių į Saudo Arabiją, UAE ir kitas įlankos valstybės, kad jie atliktų pradinius bandymus ir integruotų specializuotą radarų sekimo programinę įrangą. Per pirmuosius bandymus šios Ukrainos komandos sėkmingai numušė atskrendančius Shahed dronus naudodamos pigius dronų perėmėjus, o vietos vadus nustebino, kaip lengvai $2000 kainuojantis dronas gali neutralizuoti grėsmę, kurią anksčiau bandyta numušti $1 milijonų kainuojančiomis raketomis. Todėl Saudo Arabija ir UAE nedelsdamos padidino užsakymus, kad užsitikrintų greitą ir paruoštą naudoti tiekimą. Šie tiekimai į Persijos įlankos valstybės tapo įmanomi dėl dabartinių Ukrainos dronų gamybos pajėgumų, kurie iki 2026 metų vidurio pasiekė 2000 dronų perėmėjų per dieną gamybos tempą. Iš tiesų, dabartinė masinė gamyba pasiekė tokį lygį, kad Ukraina jų pagamina daugiau, nei reikia gintis nuo nuolatinių Rusijos atakų. Pažymėtina, kad Ukrainos gynybos pareigūnai apskaičiavo, jog eksportui skirtas perteklius siekia nuo 5 iki 10 tūkstančių perėmėjų per mėnesį, skirtų tarptautiniams partneriams. Toks gamybos mastas rodo, kad Ukraina siekia dominuoti augančioje pigių priešdroninių sistemų rinkoje, maksimaliai išnaudodama šią strateginę ir finansinę grąžą. Turėdamos tikėtina tūkstančius Ukrainos perėmėjų vienetų, Persijos įlankos valstybės dabar yra kur kas geriau pasirengusios atremti Irano dronų antplūdį nei konflikto pradžioje. Kovinių bandymų su Ukrainos specialistais duomenys parodė, kad šie nebrangus perėmėjų dronai pasiekė daugiau nei 90% sėkmės rodiklį perimant atskrendančius Irano Shahed dronus. Galiausiai spartus Ukrainos taktikos ir technikos integravimas uždaro pagrindinę regiono oro gynybos spragą, sukuriant tvarų, ekonomiškai efektyvų skydą nuo Irano dronų spiečių. Apskritai masinis Ukrainos perėmėjų dronų tiekimas įtvirtina istorinį vaidmenų apsikeitimą. Ukraina tampa svarbiu tarptautiniu saugumo tiekėju, nors vis dar kariauja plataus masto karą savo žemėje. Kovose patikrintų perėmėjų prieinamumas iš karto sumažina Irano galimybės daryti spaudimą kaimynams pasitelkiant Shahed dronų spiečius. Be to, kad išsprendžia skubę taktinę krizę, Ukrainos patirtis pasirodo esanti itin svarbi daugeliui sąjungininkių, todėl šalis tampa nepakeičiama vakarų partnerė. Pasitelkdama dronų diplomatiją, Ukraina karo metu sukurtas inovacijas paverčia pasaulinę įtaką, o masiniai gamybai spartėjant, Ukrainos vaidmuo dronų gynybos evoliucijoje tik dar labiau augs. Norėdami pamatyti necenzūruotą kovos vaizdo medžiagą, kurią naudojame šiame reportaže, apsilankykite mūsų interaktyviame naujienų žemėlapyje. Čia mūsų nevaržo YouTube taisyklės ir pagaliau galime parodyti jums visą neiškirptą tikrų įvykių versiją. Tačiau dar svarbiau, šis žemėlapis suteiks jums prieigą prie visų mūsų reikšmingų įvykių analizių, kurios gerokai pranoksta tai, ką galime įtraukti į trumpus kasdienius vaizdo įrašus. Galiausiai, oficialiai pristatome 2 mūsų interaktyvaus žemėlapio kartą. Tai, ką dabar matote savo ekrane, yra gerokai patobulinta ir daug galingesnė žemėlapio versija, turinti dar daugiau pažangių funkcijų ir naujienų analizės įrankių.
Naujojo žemėlapio pristatymo proga taip pat skelbiame 50% nuolaidą visiems prenumeratos planams. Pradedant vos nuo $4,99, jūs ne tik gausite išskirtinę prieigą prie žemėlapio, bet ir atrakinsite visus mūsų išskirtinius strateginius atnaujinimus, fronto apžvalgas ir strateginės geopolitikos vaizdo įrašus. Tad apsilankykite nuorodoje aprašyme ir tapkite išskirtiniu mūsų bendruomenės nariu. Nuoširdžiai vertinu kiekvieną, kuris prisijungė prie mūsų, jūsų palaikymas mums reiškia labai daug.